Kiekvieną uostą reikia gilinti, kitaip jis tampa nebepraplaukiamas. Upė atplukdomos smulkiagrūdės sąnašos, suklostomos ant jūros dugno, čia kaupiasi ir sudaro seklumas, trukdančias laivybai. Uosto gilinimo metu iškeltos sąnašos išverčiamos jūroje esančiose grunto sąvartynuose. Rytinėje Baltijos jūroje yra daugiau nei 20 tokių sąvartynų. Gilinimo darbai ir grunto išpylimo sąvartynuose turi keletą neigiamų poveikių. Pirmiausia, kasant gali būti išjudintos ir patekti į vandens storymę dugno nuosėdose glūdinčios nuodingos cheminės medžiagos. Antra, sąvartynuose išpiltas smėlis gali pasiskleisti dideliame plote ant jūros dugno ir pakenkti jūriniams buveinėms. Pabaltijos šalių mokslininkai darbuojasi kartu ieškodami būdų, kaip uostų gilinimą ir gruntų išpylimą paversti saugiu jūrų gyvybei. Pamatyk jūrą.